Sveiki, mano mėly vežėjai. Šiandien pakalbėsim apie tai, kas laukia jūsų per ateinančią savaitę nuo tada, kada žiūrite šį video. Jūsų savaitė bus greičiausiai labai greita, labai daug darbo turėsit ir reikės viską girdėti, viską matyti, labai būti kruopščiam šiuo klausimu. Gali būti, kad teks daug vairuoti, jeigu vairuojate, arba kažkur važinėti. Taip pat nepamiršti ir savo partnerio, jeigu turite partnerį, arba meilės apskritai kaip dalyko, meilės savo, meilės artimai, šuniukui, kačiukui, vaikui, viskam. Nu va, tai žodžiu, tokia labai pilna savaitė jums nusimato. Gerai, pasižiūrėsim iš kortų dar ką vėžys turi žinoti. Dar vienos. Gerai. Panašu, kad šiuo metu jūs labai susitelkęs į savo partnerį. Arba į priešingos lyties asmenį kažkokį. Bet čia greičiausiai ne vaikai, gali būti panašaus amžiaus arba jaunesni. Gali būti, kad, kiek ir iš pradžių sakiau, daug darbo, daug visokių, tai reikia užbaigti daug darbų, nupjauti, kaip su to dalgiu, nupjauti javus, nupjauti savo darbo vaisius, žodžiu, užbaigti daug projektų. Tas visas užbaigimas turi eiti švelniai, su švelnia energija, neforsuojant nieko, taip ramiai, gražiai, kaip sakyt, vieną po kito darbus visų iškart nesijimkite, po truputį pasimėgaukit kiekvienu iš jų. Va. Ir galiausiai tai su didelė išmintim, kaip čia pasakyt, išsispręs visą situacijos su didelė išmintim. Pasakoju pagal tai, kaip man asocijuojas kortos, gal netokia jų reikšmė dabar. Tai va, tai būsite įžvalgus, pamatysite visas klaidas, visus niuansus kiekvienos situacijos, vien dėl to, kad ėjote švelniai, ramiai ir neskubėdami. Tai dėl to leidžia jums gerai išanalizuoti viską. Nors savaitė greita ir to skubėjimo gali prireikti, bet pasistengkite kruopščiai viską daryti. Nu va. Gerai, dabar pasižiūrėkim dar iš taro kortų. Kas čia su tuo vyruku pas mus? Nu va, darbų nuėmimas. Derliaus nuėmimas. Dar, kaip čia šitas vaikinukas jau ruošiasi tos saulėgrąžas pjauti. Tai va, ir čia tas pats darbų nuėmimas, vaisiai darbo. Gerai, čia dar pusę kaladės atsivertus. Gerai. 6 taurių ir 3 taurių. Tai va, kaip ir sakiau, eikite su švelnia energija, labai neforsuokite, pasikliaukite savo partneriais ar kolegom ir viskas šventė galiausiai įsispręs, džiaugsitės ir savo darbo rezultatais. Tuoj dar pažiūrėsiu įžvalgų. 3 taurių. Draugystė, bendruomenė, susirinkimai, šventimas, kažkokie socialiniai
pobūviai kažkokie. Žodžiu, džiaugsmas ir šventimas. Gali būti, kad kažką švęsit, gimtadienį kažkieno, nes jūsų dar kaip ir neartėja gimtadienis dar Avino kol kas. Bent jau dabar, kada darau video. Kas liečia meilę, tai gali būti, kad draugystė paversi meilę, arba iš kažkokių susirinkimų, iš kažkokio vakarėlio atrasite meilę. Jeigu karjera, tai gali būti, kad darbo kažkokia šventė, arba kažkoks džiaugsmingas ofiso jūsų biuro įvykis bus. Jeigu finansai, gali būti, kad socialiniam savo gyvenimui leidžiate pinigų, esate finansiškai stabilus arba pasiekėte kažkokį finansinį tikslą. Va. Gali taip pat rodyti, kad jums profesija gali būti mažiau svarbi negu jūsų hobiai. Tai jūsų hobiai gali pavirsti jūsų profesiją. Va. Ir atsiras žmogus, kuris gali būti labai svarbus jūsų draugas arba net partneris, arba net sužadėtuvės gali reikšti. O kadangi 6 taurių šalia, tai tikrai gali sužadėtuvės būti. Taip. 6 taurių pažiūrėsiu. Nostalgija, prisiminimai, familiarumas, sveikimas, komfortas, sentimentai, malonumas, toks vaikiškas džiaugsmas, laimingi prisiminimai, prisiminkite gražias akimirkas, kai jautėtės pasitenkinę gyvenimu. Jeigu meilė gali būti, kad su savo buvusiu partneriu susitiksite vėl, pergyvensite vėl gražius momentus, arba pasveiksite po išsiskyrimo, kaip tik. Jeigu dėl karjeros galite grįžti prie seno darbo, nekartodami kitų savo praeitų klaidų, arba išmoksite naujų karjeros pamokų. Jeigu finansai, gali būti, kad kartu su tėvais grįšite gyventi, arba gausite finansinių dovanų, arba su kažkuo dalinsitės finansais. Gali būti, kad kažkas iš praeities grįžta pas jūs į gyvenimą ir gali būti geras draugas arba jums mentorius, mokytojas. Tai va, tai greičiausiai, kadangi labai daug čia apie darbą eina kalba, tai turbūt darbe sutiksite kažkokį seną savo pažįstamą seną draugą ar seną meilę. Siemka. Ar seną meilę. Ir tai bus labai malonus susitikimas prisiminimų, naujų senų prisiminimų, gal ir naujų prisiminimų pasidarysite. Va. Ir gali būti, kad toliau bendrausite. Va, gražiai. Gerai. Ką dar turi žinoti vėžiai? O, daug turi žinoti. Gerai, čia pusė kaladės krenta vis. Tuščias šulinys, laikas atsinaujinti, nu tai va ir truputį pašveskit gyvenimą, aišku, atsakingai. Ir gili ramybė, tyla, gili tyla. Meditacija ir ramybė. Tai va, pašvesti atsigauti, bet kaip tik į ramybę kviečia. Ir pokyčius, nes 11. Aha. Tad, kad ir kaip jūs masintų ten tos šventės, vis tiek atgausite jėgas greičiausiai ne kolektyve, bet ramybėje. Pabūti gamtoje arba gal jūs atgaunate jėgą savo darbe, dirbdamas, būna žmonių tokių, kur dirbdami atsigauna. Taip, su savo partneriu pabendraukite, pabūkite, ar draugai turėtų irgi, bet iš tikrųjų tai pagal šitą kortą tai panašiau, kad ramybės reikia
tylos jums. Gerai, dar pasitikslinsim, nes taip kontrastuoja truputį kortos. Vienas į šventę kviečia, kitas į tylą. Nu, įdomu čia. Įdomu. Puota dar viena. Gausybės puota, pasirinkimai ir pasiekmės. Ir sutaisome šydą, atleidimas. Tai atsižvelgiant į praeitas kortas, kurias kalbėjom, gali būti, kad iš tikrųjų sveikstate po kažkokių gal įsiskyrimų arba po darbo netekimo ar kažkokių kitų gyvenimo įvykių sveikstate, atleidžiate žmonėms, kurie jūs įskaudino ir tai tampa jūsų puota, jūsų džiaugsmas. Gali būti ta puota ir ramybėje, tik tai tas vidinis džiaugsmas, vidinė puota, nebūtinai tikras balius. Va. Arba gali būti, kad iš tikrųjų bus kažkoks vat kaip ir kalbėjom, kažkokiam susirinkime, vakarėlį kažkokiam baliui, galit susitikti žmonės, kurie jūs įskaudino ir tai bus puikia proga atleisti jiems. Va. Taip. Gerai, pasižiūrėkim, kas čia dėl atleidimo, dar noriu išsiaiškinti. Dviguba misija, ryšio kanalas ir pakelti, įkvėpti žmoniją. Padaryk pertrauką. Tai gyvenimo darbas ne sezonas, nulipkite nuo bėgimo to kelio. Sakau, kad daug dirbat. Va. Žaidimas. Pasilinksminkite, švęskite, nebūkite tokie rimti. Nu jau 3 šventimo kortos jums šiandien iškrito. Tai tikrai žinokit, va. 3 šventės kortos. Tai gyvenimas yra šventė jums šiuo metu. Ši savaitė bent jau. Gyvenimas jums kaip šventė ši savaitė. Ir atsipalaiduokite truputį, kadangi daug tų darbų, jau ir prieš tai sakiau, truputį su ramesnė širdim, ramesnė energija eikite per darbus. Tai, kaip sako, tai gyvenimo darbas ne kažkokio sezono. Tai kad ir gali būti, kad su kitais darbais tai yra su savo gyvenimu, jūs gyvenimą savo vejate. Tai truputį prisistabdykite, atsipalaiduokite, jau net ir kortos jums sako atsipalaiduoti. Ir dar prisiminkite, kad turite misiją šiam pasauly, tai truputį tarpininkauti tarp savęs ir aukštesnių jėgų. Ir prikelti žmoniją. Todėl į tą visišką tylą jūs ir kviečia pasinerti į meditaciją. Nes tokiu būdu atgausite jėgas ir prisiminsite savo gilesnį tikslą gyvenimo. Va. Ir net tos šventės, apie kurias kalbam, gal jūs būsite tas širdis tos šventės. Va, tai truputį pasilinksminkite su gyvenimu savo. Va taip va. Atgaukite jėgas. Nu, sakau, jau kartoja kortos irgi, va. 2 kortos atgauti jėgas siūlo. 3 net kortos, nes čia irgi atsipalaidavimai tokiam kortą. Gerai. Kaip atgauti tą balansą tarp darbo ir poilsio? Atsparumas. Dar kartą. Kaip tą balansą surasti? Susitelkti tiesiog.
susitelkti ties veikimu. Tai kai reikia dirbkite, kai reikia ilsėtis, būkite sąmoningi apie tai, kada dirbate, kada ilsitės. Jūs esate atsparus, žinote, kad, kaip čia pasakyti, jeigu leisite savo ilsėtis, tai jūsų nieks iš šaknų neišvers, iš koto neišvers. Jūs esate stiprus ir atsparus. Gyvenimas nesugrius, jeigu truputį pailsėsite ir pasidžiaugsite juo. Va. Ir kada bus laikas dirbti, tada tiesiog susitelkite ir dirbkite, imkitės veiksmo. Va. Bet taip pat reikia imtis ir aktyvių veiksmų poilsiui. Nes panašu man, kad jūs labai daug dirbate iš šitų kortų, ką šiandien. Va, tai ir kortas sako, truputį prisistabdykite, pašvęskite, pabūkite su savo artimai žmonėm. O kai ateis laikas, tada susitelkite į darbus. Va. Truputį atlaidžiau žiūrėkite į save. Gerai, kokį patarimą dar galim duoti. Vėžiai. Sėkmė jūsų pusėje. Ir atsakymai, kurių ieškote, jau ateina. Nu, tai toks ir patarimas. Sėkmė jūsų pusėje, tai žinokite tai. Ir ateina visi atsakymai ateis jums, kuriuos laukiate žinių kažkokių. Gerai, dar apie sveikimą noriu pasižiūrėti. Vienas vedlys, vienas būdas. Tai yra ne vienas būdas, kaip jūs galite save išreikšti ir tiek darbe, tiek savo poilsyje, tiek šventėje. Kaip matom, tas kiekvienas spindulys vis kažkur veda. Ir nebūtinai reikia rinktis vieną jį. Gali daug kelių būti jūsų gyvenime. Tai va. Ir tuos kelius truputį toj ramybėj, meditacijoje daug lengviau išryškinti. Nu va, tai sakykim taip, dabar aš jums apibendrinsiu. Tai va, šią savaitę būsite susitelkę į savo partnerį arba į kažkokius priešingos lyties atstovus. Raškysite savo darbo vaisius, tai kaip ir sakiau, bus turbūt labai greita ir darbinga savaitė, reiks viską matyti, viską girdėti vienu metu, bet imkitės ramios perspektyvos, ramios pozicijos, tada po truputį viskas ir įsispręs ir ateis visi atsakymai, kurių ieškote, į kuriuos klausimus laukite atsakymų. Galiausiai pamatysite visas menkiausias detalės, kokias tik tai jūsų darbė svarbios. Taip pat nepamirškite savo partnerio. Galite ieškoti atramos savo partnerį, arba gali būti, kad naujas kažkoksai žmogus grįš į jūsų gyvenimą, arba naujas, arba senas grįš žmogus į jūsų gyvenimą, susitaikysit. Kaip ir sakiau, gali būti šventė, balius ar kažkas panašaus. Ten gali tie žmonės pasirodyti, kurie jums svarbus. O čia dar viena korta, kurios nepasakiau. Pradedančiojo mintys. Nu va, net nežinau, ką su jie pasakyti. Tai būkite truputį nuolaidesni savo. Žiūrėkite kaip naujokas į savo darbus kartais. Tada naujokai, žinot, bijo suklysti ir tada labai kruopščiai viską daro. Tai va, tai truputį ir jūs pabūkite to naujoko, kruopščiai darykite darbus, kad ir kiek jų daug. Apie gyvenimo misiją dar priminė, kad jūs prikelėte žmonės su savo entuzijazmu ir savo šviesa, įkvėpėt. Atleidimas gali būti, kad susitaikysit su kažkuo, vėl jums primena pailsėti kortos,
o kai reikia imtis veiksmo ir susitelkti, prisiminkite, kad esate atsparus, bet kokiems gyvenimo įvykiams viskas jūsų pusėje, sėkmė jūsų pusėje. Va, atsakymus gausit jau, kaip sakiau. Ir žinokite, kad yra ne vienas būdas pasiekti tai, ką norite. Tai va, nebūtina verstis per galvą, galima ir truputį arba pagalbos iš šalies pasiprašyti, arba tiesiog ramesnė eiga viską daryti. Tai va, taigi būkite atidūs detalėms, švęskite gyvenimą ir pasimatysime kitą kartą. Iki.